Sveiki ir šių metų pirmas pokalbis su Gintaru Sarafinu, žurnalo Reitingai redaktoriumi. Sveiki, Gintarai. Sveiki, gyvi. Pakankamai ilgai derinom mūsų pokalbio laidą, nes daug važinėjat ir, kaip minėjot, dėstot irgi mokyklose. Kodėl tą darot? Tai matot, kažkada pasiūlė prieš kokius 11 metų pačios mokyklos, kadangi mes turime daug duomenų, daug surenkam iš visokių universitetų, aukštųjų mokyklų ir profesinių mokyklų bendraja prasme duomenų, tai mokyklos sako, gal jūs galėtumėt jaunimui paaiškinti, apšviesti, tai mes pradėjom vesti ugdymo karjerai pamokas ir pradėjo kviesti ir važiuojam per visą Lietuvą ir matom tame prasmę, nes dirbti su jaunimu, ne tik vaikams, bet ir tėvam vedam mokymus, kaip padėti vaikams, nes dabar jiems yra netgi sunkiau negu buvo mums, nes per daug visko, per daug informacijos, per mažai atspirties taškų vaikai blaškosi, įsitempia ir mane tas liūdina, kad maždaug 40% 12-okų nežino, ką daryti šiuo metu. Tai įsivaizduojat, kiek daug nežino ir jiems jau dabar desperacija, jie pradeda blaškytis, paskutinės minutės sprendimai dažnai būna neišmintingi ir daug klaidų padaro žmonės, dėl to ir važiuojam. Gintarai, sakot, kad nežino, ką daryti, tai jie neapsisprendė, kur toliau norėtų po mokyklos tęsti savo studijas, ar nežino, ką daryti, kaip pasiruošti studijas, šitas mokslą užbaigti? Ne, jie iš vis nežino, ką su savim daryti, nes turi daug galimybių, vieni sprendžia dėl ėjimo į kariuomenę, kiti gap year, kiti galvoja, ar čia pailsėti metus, ar gal stoti į kolegiją, ar universitetą, ar man iš vis važiuoti į užsienį. Jie, kadangi daug galimybių turi, jie blaškos ir galvoja, kas čia bus išmintingo ir kadangi tas ugdymas karjerai Lietuvoje toks išvėsęs ir neprofesionalus, niekas jiems nepadeda, tėvai sako, mums niekas nepadėjo ir mes kažkaip pasirinkom, tai jūs pasirinkit. Tai tiesiog nėra tokio atspirties taškų ir tie vaikai, o ką žinau, kas dabar čia man išmintingiausia būtų ir tų profesijų yra 45 000, ką man daryti dabar su tuo? Gintarai, sakykite, o čia nėra iš to, kaip sakyt, tas pertekliaus visiškai faktorius, ar taip, ne? Taip, mums buvo paprasčiau, nes visko buvo mažiau, sekliau ir aiškios kryptis, ten humanitariniai, socialiniai, technologijų ar ten gyvybės mokslai ir viskas aišku, o dabar yra daug visokių samplaikų ir tas dar dirbtinis intelektas viską išvartė ir iškraipė. Taip tada atsiranda žmogui, o kas čia dabar, kaip nepralošti? O dabar, jeigu grįžtant truputėlį prie jūsų žurnalų, jūs kada pradėjot jį leisti? Ir kaip bendrai mintis kilo tokį turėti tuos reitingus mokyklų? Tai 2014 metais pradėjom, bet esmė yra tokia ir dabar kai kurios mokyklos painioja ir jos mano, kad mes joms leidžiame tą žurnalą, kad čia parodyti, ar jas iškelti, ar nuniekinti. Tai visai netoks tikslas. Iš šeimoms yra skirtas žurnalas, nes Lietuvoje mes turime 900 mokyklų ir jos yra diametraliai skirtingos. Viskuo, ką be paimsi nagrinėjant ir tu matai, kad skirtumai ne taip, kaip ten kokioj Suomijoje 20%, o pas mus ten 6 kartai, 7 kartai tarp mokyklų skirtumai, bet kokie. Bet kokį paimam rezultatą, pavyzdžiui, iš vienos mokyklos į aukštąsias mokyklas įstoja 80%, iš kitos 2%. Tai sutinkat, kad skirtumas yra kolosalus tarp jų. Tai ir mes nusprendėm, kad tėvams per vėlai yra sužinoti, kai jau vaikas kažkur patenka ar nepatenka. Tiesiog mes jam parodom daug pjūvių ir tu rinkdamasis savo, mokyklą, savo atžalai, tu žinai ir šeimos jos nori matyti ir kur yra aukšti akademiniai pasiekimai, kur aukšta ten gera atmosfera, geri santykiai, kur gero lygio mokytojai, kur vadyba gera. Tai mes tiesiog patikėm, o žmogus laisvas pasirinkti savo vaikų, nes kuo toliau, tuo labiau matom, kad šeimos labai daug dėmesio, pinigų ir laiko skiria savo vaikų išsilavinimui. O sakykit, Gintarai, dabar, kai lyginam, sakykim, didžiųjų miestų mokyklos, ar ne, Vilniui toks pats takoskyra tarp mokyklų, ar čia yra didžiausia tarp didžiųjų miestų mokyklų ir tarp, sakykim, regionų mokyklų?
Ne, didžiausios žirklios ir yra Vilniuj, nes Vilnius yra milžiniškas, turi 140 mokyklų. Tai įsivaizduokit, čia yra ir daugybė mikrorajonų ir tokių, kaip pasakyti, priklauso ir Naujoji Vilnia, ir Grigiškės, ir prie Vilniaus Prišlietė. Tai ir dėl to yra didžiulės žirklės, yra atrankinės mokyklos, kurios iš vis atsirenka visus vaikus, pačius geriausius, ir ne tik iš Vilniaus, dar ir susisiurbė ir iš aplinkui. Ir kartu yra tos mokyklos pagal regionus, kur ten tas toks nikesnis socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas ir ten tradiciškai visi baidosi tų mokyklų, ne tik mokiniai, bet ir geri mokytojai. Dėl to ir yra didžiulės žirklės tarp Vilniaus, bene didžiausios yra ten Kaune mažesnės žirklės, ar ten Panevėžyje, ar Šiauliuose, o pas mus tai didžiausias Vilniuje. Čia matyti yra tame pasakymė tiesos, kad jeigu Vilniaus mokyklos būtų daugiau mažiau vienodo lygio, pusė Vilniaus kamščių dingtų. Taip, nes, numatot, siūlo dažnai tiek ministerijos, tiek savivaldybės atstovai ir vadovai, kad veskit arčiausiai namų esančią mokyklą ir čia viskas bus gerai. Bet jie savo vaikų tai ten neveda, jie veda į geriausias mokyklas. Tai kai tik tai tėvai pradės kūnų jausti, kad prie durų esanti mokykla pagerėjo ir kad ten rezultatai ir kad vaikai įstoja, kur jie nori, viskas pasikeis greitai. Jeigu tik tai pas mus rezultatai bus tarp mokyklų skirtumai ne 6 kartai, o bent ten 20% ar net 50%, iš karto kamščiai sumažės. O dabar šeimos jos mato, kad yra daug nukentėjusių pažįstamų, kurie pasikliovė kažkokiais ten žodžiais, tai lankykit bele kur, vis tiek ten viskas išsispręs, neišsisprendžia ir paskui vaikui ateities planai pagriūna. Mhm. O sakykit, jeigu taip vis tiek metų švietimo srity, plus jūs važinėjat po visą Lietuvą, šnekatės tiek su mokytojais, tiek su tėvais, tiek su vaikais, jeigu taip įvardint pagrindinės 3, kaip jūs matot, mūsų švietimo problemas, jos neprasidėjo nei šiemet, nei pernai, jos tikrai yra jau ilgo laiko. Kas tai yra pagrindiniai dalykai, kurie tą sistemą daro tokią, kokia jinai dabar yra? Tai daugiau ten yra tų ne 3, bet gerai paminėsim per 3, tarkime. Tai pirmas tai yra, kad nėra taip vadovybei, turiuomenį vyriausybę ir ministeriją, žmonių matančių bendrą vaizdą. Tarkime, švietimo bendrą paveikslą matome ir kartu žinome, kur einame. Absoliučiai jokio supratimo. Einam bele kur. Tai aš suprantat, kai eini bet kur, tai tu ir atsiduri bet kur. Mes einam į visur. Su pradiniam mokyklom vienur, su progimnazijom kitur, gimnazijos dar kiekviena savo turi mintis, aukštosios, profesinės, jos yra tokio skirtingumo visos ir jos skirtingam kryptim žingsniuoja. Tai dėl to išplaukia viskas, nėra aiški mūsų valstybės vizija, strategija. Kaip ten kokia nors Singapūras nusprendžia, mes norim ten, kad neliktų ten vaikų su žemais pasiekimais, norim švietime būti 5 pasaulyje, taigi aiškios kryptis ir žingsniuoja. Ar ne visa sistema? Pas mus ne. Tai čia viena, nėra reiškia aišku, kur mes žingsniuojam ir nematom bendro paveikslo. Dėl to, kai pereinu prie antros bėdos, tai yra nesibaigiančios reformos ir jų daug vienu metu, tai reiškia sistema nepaveža. Tai 2022-2024 metais vienu metu vyko 7 skirtingos reformos. Jūs įsivaizduokit, jūs esate mokyklos direktorius ir jums eina iš srautas nesibaigiantis, jūs privalo tą ir tą. Tai pirmas dalykas. Atsiprašau, Petrui, bet dar kitas dalykas, švietimo sistema yra kaip važiuojantis traukinys, tu ją gali keisti, bet jis turi važiuoti, negali sustoti, pataisyti ir tada tik važiuoti. Taip, tai pirmas dalykas buvo atnaujintos, taip sunku čia pasakyti supaprastintai, bet ugdymo programos. Tai įsivaizduokit, jas atnaujino, išmeta visiškai neišbandytas, iš karto į mokyklas išmeta ir mokyklos iš karto pajunta, kad tai neveikia, tai blogai sukurtos atnaujintos programos ir kad mokytojai nežino, ką daryti, vaikai nežino, ką daryti, žadėjo, kad krūviai sumažės, o jie padidėjo. Antra reforma vadovėlių paskui eina. Jie neparengti. Vaikai neturi ir dar šiandien, įsivaizduokit, šiandien jau 26 metų. Čia kurių metų reforma, kaip sakėt, prasidėjo? 22? 23-24. Okay. Tai dar šiandien yra dalykų, pavyzdžiui, informatika, be galo svarbus dalykas, 11 ir 12 šiandien neturi vadovėlių.
Tai praėjo 3 metai ir ramiai mes čia taip plaukiam ir sako, nu jūs ieškokitės internete dar kažkur. Tai čia yra antra neparuošta vadovėlių reforma, kurią dar su daugybė broko, nes matot, buvo skubinama. Tipiškai vadovėlis yra rengiamas, ten 3 metus, o pas mus per 3 mėnesius. Reikia, skubiai. Ir tada daugybė klaidų, broko ir dabar čia visi linksminasi, rodydami, kokie yra nekokybiški, bet mūsų vaikai iš jų mokosi. Trečia reforma lygiai grečiai vyko, tai vadinamasis įtraukusis ugdymas. Tai reiškia tie vaikai su spec poreikiais, kurie atkeliauja mokyklas ir vėl mokyklos jos kažką turi daryti skubiai, o nėra komandų, nėra žmonių, nėra psichologų, nėra socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų, nėra mokytojų pagalbos specialistų, kurie padėtų, reiškia, kurie klasėje būtų su tais vaikais ir jiem, reiškia, pagelbėtų. Tai ir nuo tose mokyklose viskas konkuliuoja ir verda. Direktoriai savo, ką mums daryti. Negana to, dar pakeista buvo visa egzaminų sistema. Tai kaip žinote, atsirado egzaminai, iš pradžių buvo tarpiniai patikrinimai, tada jie transformuoti, išskleisti per 2 metus, dabar vyksta brandos egzaminai 11-12 klasėje. Ir jūs, kaip minėjo, tai traukinys tai važiuoja. Tai direktoriai sako, atsiprašau, mes dar čia turim kitų mokinių, kur juos padėti. Turi organizuoti egzaminus birželio mėnesį, bet ir turi mokyklui tuščia būti, kitų vaikų neturi būti, bet jie turi kažkur pasidėti. Ir jie ateina į mokyklą, direktorius sako, kur man jūs dėti. Ir tai visą birželį buvo 25 metais. Mokyklos nebesupranta, ką daryti. Ir suprantat, čia daugybė reformų užkurtų, traukinys važiuoja, mokyklos moja ranka, sako, darysim kiek pajėgiam. Nes tie tarpiniai egzaminai arba egzaminai, sakykim, 10-11 klasėje arba 11-12, atsiprašau, klasėje, tai jie nėra kažkokia naujiena pasaulyje, ar ne? Tie patys prancūzai turi tą sistemą ir tie tarpiniai atsiskaitimai, jie kaip tik vaikams padeda suprasti, koks tie galutiniai egzaminai bus. Čia matyti pats faktas nėra blogas, išskyrus tai, kad, kaip jis yra įvedamas į sistemą pačią, ar ne? Tai kartoju, visose valstybėse, paimkim tarptautinio bakalaureato sistemą, labai aiški tarptautinė sistema, ten viskas sukurta kaip laikrodis, viskas išbandoma, vadovėliai parašomi, programa sukuriama prieš 3 metus, išbandoma ant kelių mokyklų, kaip veikia, kas neveikia, ką pataisyti. Taigi normalu, tai vadinamasis pilotavimas tai yra išbandymas bet kokios naujovės su maža grupe. Tai Lietuvoje nebuvo išbandyti nei vadovėliai, nei atnaujintos ugdymo programos, nei egzaminai, nei įtraukusis ugdymas. Va taip paleidžiame, gal pavyks ir nepavyko. O tai kodėl mes nekopijuojam to pačio tarptautinio bakalaureato sistemos? Kodėl jos negalima turėti lietuviškose mokyklose ir tiesiog daryti taip, kaip pasaulis daro? Čia tai, kaip ir sakiau, atsimušam į tą pirmą paminėtą problemą, nėra bendro matymo ir bendro paveikslo. Pas mus funkcionieriai ir politikai malasi po pasaulį, išvažiuoja į įvairias šalis ir kiekvienas parsiveža iš vis kitos šalies vis kažkokį modelį ar jo detalę. Ir įtraukia į Lietuvos sistemą. Tai kažkas pas mus yra iš Suomijos, kažkas iš Prancūzijos, šiek tiek iš Pietų Korėjos, tai kas kur nuvažiuoja, tai idėjų pasirankio, parveža ir gal veiks. Bet sutinkat, kad iš kelių valstybių, ne iš kelių, iš 14 valstybių, kuri kažkokią dėlionę, jos tarpusavį nelimpa, nes mes neimam vieną modelio. Mes kažką iš čia pamalsim, iš čia patroškinsim, gal išeis kažkas. Ir išeina toks chaosėlis, tai jį ir turime. Nes nėra, tarkime, gerai, nukopijuokim vieną šalį ir turėsim. Tai dėl to daugybė šalių, net kaimyninių, tie patys Latvija ir Lenkai, jie mažiau nuvažiavo į lankas, nes jie neturėjo to, ko mes turėjom. Tai yra daugybės reformų neparengtų ir to bendro nematymo. Jie supranta, net bet kurios, tarkime, Izraelis, tos nacijos, kurios išmintingos ar ne, tai vieną reformą per metus galima pradėti ir tada suvirškina sistemą, o jeigu ne, tai turim, ką turim šiandien. Tiesiog per daug durų atidarai ir tada tas skersvėjis jau ištraukia pačią sistemą. Taip. O sakykit, paskutiniai sprendimai, kurie jūsų galva, nes čia buvo tokių įdomesnių ir aš pats, kai pamačiau juos, tai man tikrai sukėlė daug klausimų. 10 balų pridėjimas. Taškų, atsiprašau, jo. Kas tai? Kaip tai vertint kaip
kaip sprendimą, nes buvo tokių pasakymų, kad čia dėl to reikėjo, kad anksčiau buvo nerealūs šitie reikalavimai padaryti, dėl to padarom šitą sprendimą ir lyg tai išspręsim problemą. Ar tikrai? Matot, čia ir vienaip ir kitaip žiūrint yra prastai, bet 25 metų egzamino struktūra ir užduotis pradėtos kurti dar prieš išrenkant Seimą. Tai ankstesnieji sugalvojo ir įsivaizduokit, ateina sausio mėnesį ta nauja valdžia ir pamato, kas yra paruošta 12 egzaminams. Tu negali pakeisti, transformuoti, nuleidinėti kartelių kažkaip, nes turi vaikus informuoti iš anksto, bent jau prieš metus, o ne prieš 4 mėnesius. Tai niekur nedarė. Tie atėję naujai, galvojo, gal kažkaip prasisuksim, neprasisuko, pamatė siaubingus rezultatus, pamatė, kad matematikos egzamino neišlaikė 7400 jaunuolių ir kadangi jisai jau įstatymų yra įvestas, kad jį reikia išlaikyti, norint įstoti į bet kokią Lietuvos aukštąją mokyklą. Tai įsivaizduokit, pamatyti 7400 piktų šeimų. Tai galėjo nunešti bet ką. Tai jie ieškojo, ir rado tokį kreivą, suveltą. O nebuvo geresnio sprendimo iš tos situacijos jūsų galvo? Tai gal ir buvo, bet tai reikėjo galvoti sausio mėnesį, o jie galvojo, gal kažkaip praplauksim, gal kažkaip užduotis palengvinsim, gal kažkaip jaunuoliai pasimokė, gal tas 11 klasės išskaidimas į 11-12 klasę egzaminų padės, bet tiesiog nepadėjo ir tokiu atveju jau, kai tu matai ir egzaminų rezultatus, tada imasi kažkokių neordinarių sprendimų ir jie yra paranormalūs, keisti, ydingi, bet tai yra vis tiek geriau negu palikti 7400 neišlaikiusių ir neįstojusių, tai būtų atsiliepę viskam, mūsų visai aukštojo mokslo sistemai. Dabar jie ten prirašė tų balų ir išsprendė daugybę, 3600 jaunų žmonių leido jiems ateiti į aukštąsias mokyklas. Jie kažkaip gavo diplomus ir įstojo į aukštąsias mokyklas, tai tom šeimoms, palengvino gyvenimą. Tai svarbiausia, kad tai nesikartotų, nes garsas tai parėjo per užsienio šalis, kad mes čia tokią saviveiklą užsiemam. Jo, nes žinant, kaip kai kurie tarptautiniai universitetai priima studentus iš užsienio valstybių, tai jie priima per reitingavimo sistemas, kur tu turi paduoti, iš tikrųjų, agentūrai paduodi, jie perverčia tuos pažymius iš vienos sistemos į kitą ir tokiu būdu universitetas nusprendžia, ar tie pažymiai yra užtektini, kad tu galėtum pas juos įstoti. Tai tokiu atveju tom agentūrom tikrai kilo klausimų matyti, o tai čia pas mane šimtukininkas ar 90+10. Tai taip, ir čia skirtingai elgėsi skirtingos šalis ir vienos nuleido nematom, tiek to, tegul užskaitysim tą +10, bet ten vis tiek ir ministerija įsipareigojo ir pažadėjo ir išsiuntinėjo visus savo ten tuos raštus, ką ir kodėl darė. Tai čia kiekviena šalis skirtingai elgėsi, Nyderlandai vienai, Prancūzija kitaip, ar ten Britai trečiai, bet mes kaip nepatikimi atrodome, tai dabar lyg žada, kad to nebebus, bet tiesiog nuleido kartelę nuo 35 iki 25 išlaikymo, tai jau šiais metais tokių dalykų nebebus. Bet tiesiog žaidimas vyksta su kartelėm, bet čia nieko bendro jau seniai nebeturi su vaikais, tai perinu prie trečios bėdos. Tai yra daugybė švietimo, permainų vykdomos nekreipiant dėmesio į vaikus. Įsivaizduojat, koks yra paradoksas. Šiaip teoriškai turėtų vaikas būti pirmoji vietoje švietime, bet pas mus yra kas tik nori pirmoji vietoje, o vaikas kokioje 6 vietoje yra. Nusičiaudė ant to vaiko kiekvienam, ten jie galvoja, kaip, tai 4 bėda, kaip įsisavinti pinigus ES ir kitokius. Ir ten tas vaikas, tam įsisavinime yra, sakau, kokioje 6 vietoje ir negalvojama nei apie jo ateitį, nei apie jo pasiekimus, nei apie jo savijautą, nei apie jo krūvį, nei depresiją, nieks nieko negalvoja. Mums reikia pasiimti tuos pinigus. Tai dėl ko tos reformos vyko, tai dabar atsakau, dėl pinigų įsisavinimo. Kabėjo tie milijonai dėl atnaujinimo ugdymo programų, juos reikia pasimti. Kabėjo tie milijonai dėl įtraukiojo ugdymo, juos reikia pasimti. Reikia skubėti.
nėra pasirinkta, nesvarbu, reikia pasimti. Ir va taip sukasi ratai ir tie milijonai paimami, bet mes išniekiname pačią tą į gerą idėją, kaip jūs sakot, išskaidimas egzaminų 11-12 klasė yra gerai, bet kai tu blogai ją startuoji su ją, tu išsityčioji iš tos idėjos geros, nes tu visai sugriauni pačią koncepciją, dėl ko viskas sumąstyta, dėl vaikųgi. Taip, jo, nes asmeniškai teko pamatyti, kaip tai veikia prancūziškai sistemai, nes vaikai prancūzų licėjai mokėsi ir akivaizdu, kad jie atėjo į galutinius egzaminus, jie iš tikrųjų jautėsi visiškai, kaip sakyti, saugiai, nes jie žinojo jau per ką jie eina, nes jie 2 metus iš eilės laikė. Kitas dalykas, Gintarai, klausimas, ir aš to niekur nerandu atsakymų, kodėl Lietuvoje universitetai pagal įstatymą yra priversti priiminėti pagal galutinius egzaminų pažymius į universitetą. Tuo tarpu tarptautiniai daugelį šalių universitetų priiminėja pagal pastarųjų metų, 2-3 metų pažymius. Kodėl mes laikomės tos sistemos? Todėl, kad nepasitikė universitetai mokyklų lygių, nes mato pagal, lygindami vidurkius trimestrų metinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatus mato kolosalius skirtumus, dažnai matuojamus 3 balais. Tai yra mokyklų, kurios rašo per griežtus balus, nuvertina mokinį. Ir yra mokyklų, kurios pervertina mokinį rašydamos neuždirbtus balus. Tarkime, vaikas ten sukasi 6 lygiai, o mokytojas rašo 10 vien dėl to, kad lentą nuvalo. Tai tiesiog tas balas nėra adekvatus, jis nėra tikras. Ir universitetai supranta, kad pas mane, kai ateina iš kokio nors mažo miestelio ar gyvenvietės žmogus, mokėsis fiziką ir ten jo dieninė užrašyta 10, bet jeigu jisai laiko valstybinį brandos egzaminą ir gauna 40, tai tie balai tarpusavį nesueina. Taip, bet žinokit, aš šitoj studijoje išnekinau universiteto atstovus ir jie sako, mums nėra skirtumo. Mes galėtume priiminėti pagal kelių metų pažymius, mes po to atsirinksim tos žmonės. Jeigu mes gausim žmogų, kuris negali mokytis, jis ir nesimokys, tai užteks 1 semestro. Tai šitoj vietoj klausimas yra, tai kas yra suinteresuotas tą sistemą laikyti? Tai matot, visa sistema jinai įdiegta buvo seniai jau prieš 10 mečius, dėl to, kad vengti korupcijos. Seniau stojamieji prieš kokius 30 kelis metus būdavo daug korupcijos stojant į universitetus ir buvo unifikuota sistema, ji išgujo korupciją. Ta prasme, tu neįstosi į universitetus šiemet ir šiais laikais už pinigus. Bendraja prasme, nusipirkti kažkokią vietą, valstybės finansuojamą prestižinėse studijose, to nėra. Tai tą pavyko išguiti, sukūrus unifikuotą sistemą per LAMA BPO, kur reiškia viskas vyksta sąžiningai, visiems vienodai ir tada tie vaikai pasveriami visos Lietuvos mastu, kas kur yra ir kurio lentynėlėje sėdi ir pagal tai priimama į tas visas medicinas, stomatologijas, pilotus ir Žiūrėkit, yra paradoksas. Tarptautiniai universitetai, tos pačius lietuvaičius, priima, nesvarbu, kokią mokyklą jie baigia, ar ten pridėti tie pažymiai semestrų ar ne, trimestrų, jie priima vis tiek pagal tą pačią sistemą. Tai reiškia, kad mūsų vaikai gali išvažiuoti į užsienį ir mokytis ir jeigu jis tikrai gavo per gerus pažymius mokykloje, jis tiesiog ten negalės mokytis. Tai reiškia, kad tarptautiniai universitetai mūsų sistema pasitikė labiau negu mes patys. Ne, jie vis tiek pažiūri, jeigu atvažiuosit į Prancūzijos universitetus su 6, tai aišku, kuo viskas baigsis. Buvo mintis ir Lietuvoje, ir ji dar nėra visai užkasta, naudoti ir valstybinius brandos egzaminus ir metinius. Tai čia buvo dar Skvernelio laikais, iki 20 metų, audė tą mintį ir Seime ir bandė ten kurti kažkokį sudėtinį balą, bet tai neturėjo pakankamai pritarimo ir neužbaigė šito reikalo, tai jis ir šiandien dar kabo virš galvų ir yra tų pasiūlymų, kad daryti jungtinį balą ir vertinti metinius trimestrus, nes tai tarsi skatintų jaunimą nuosekliai mokytis ištisai. Būtent rodyti, koks yra procesas pats, taip. Ar ne? Nes vienareikšmiškai yra skirtingi universitetai, pavyzdžiui, yra reikalavimas, kai kurie universitetai deda, kad tu turėdamas tam tikrus pažymius trimestruose, galutinis turi būti nemažesnis kaip toks. Kai kurie deda, kai kurie nededa. Bet čia universitetas pasirenka, kaip jis nori, kokį lygį jis nori prisitraukti ir jis jau sprendžia, kokią dar papildomą kartelę dėti. Nes lietuviški universitetai tarptautinius studentus priiminėja pagal tą pačią tarptautinę sistemą. Taip.
Būtent pagal trimestrus, o ne pagal galutinius šitos egzaminų pavyzdžius. Dėl to šitoje vietoje kaip irgi mes lygtai saviškius labiau tarkuojam negu tos pačius užsieniečius, kuriuos bandom prisimti pas savo universitetą. Bet matot, pas mus visko yra labai daug, kaip mokyklų lygoje, taip ir aukštosiuose mokyklose mes turime 30 aukštų mokyklų. Sutikit, kai tokiai mažai valstybei labai daug. Ir aukštosios mokyklos yra ne tik universitetai, bet ir kolegijos. Tai ir ne tik valstybiniai, bet ir privatus. Tai visą šitą sistemą suvaldyti ir suvirškinti, ir tai dar dabar yra, kas kaip nori, taip ir priminėja. Vieni jaunuoliai priimami į valstybės finansuojamas vietas, kiti už mokamas vietas. Tai tokią sistemą suvaldyti niekas čia nesugalvoja ir mato, kad vyksta piknaudžiavimų, tai dėl to ir nekeičia to, kas yra sukurta ir dar daugiau mažiau veikia, kad leidžia korupciją užkardyti. Bet jeigu keistumėt tą sistemą, kaip jūs ją bandytumėt keisti? Ar jinai taip ir turėtų likti tokia, kokia dabar yra, būtent galutiniai egzaminai ir pagal tai spręsti, ką galima priimti, ko negalima priimti? Tai vis tiek yra skirtingos lygos žaidėjai. Tai jūs pats ir minite, įsivaizduokit, tai Vilniaus universitetas, jisai ir atsirenka ir ta atranka keliais lygiais vyksta ir net tuos pačius užsieniečius atsirenka. Ten vyksta anglų kalbos gana griežtas patikrinimas, nes pamatyta buvo, kad toli nueita yra, nes priima tenais, kurie ten angliškai nekalba ir pasimato metų eigoje ir tikrina ir akademinius rezultatus, nes mato, kad jeigu ateina ten su bile kokiais balais, tai dabar tik su 8 priima. Tai matuojama, sveriama, galvojama, aukštosios mokyklos jos lygina sistemas ir bando neapsigauti. Bet šiaip, kadangi pas mus demografinė padėtis yra jokia, prasta labai ir tokiu atveju bet kas gali įstoti. Tai ta sistema, ar jinai yra, ar nėra, vaikas, kaip jisai besimokė gyvenime, jisai gali atsidurti aukštojo mokykloje, tai dėl to tos aukštojos mokyklos ir nedaro kažkokio spaudimo, nes tiesiog laukiamas yra kiekvienas, kuris užeis. Nesvarbu, kaip tu mokysi, jeigu šiek tiek prasčiau, tai už pinigus, o jeigu šiek tiek geriau, tai konkursas vienas į vieną vietą ir mokomės už valstybės finansuojamas krepšelius ir viskas. O sakykit, dabar dar paskutinė žinia iš švietimo, kas mane nustebino, buvo priimtas sprendimas, kad mokyklų vadovai jeigu anksčiau turėjau kas 7 metai atestuoti, tai praeiti tam tikrą kompetenciją pasitikrinti, tai dabar tavęsime vieną kartą praėjai ir visam gyvenimui. Tai jeigu kokių 30 metų įvyko atestacija, tai realiai kokius 30 metų likusius iki pensijos toliau galėsi savo ramiai dirbti, nepaisant to, kad per 30 metų tai pasaulis labai stipriai pasikeičia. Kaip jūs šitą vertinat sprendimą? Tai nėra vienpusis toks kampas, nes matot, būdavo ir ne taip seniai laikai, kai labai stigdavo direktorių. Tiesiog mokyklos būdavo be direktorių. Pavaduotojas laikinas ten kelis metus sukasi. Ir tai būdavo ne šiaip 1-2 mokyklos, 200 mokyklų būdavo be vadovų Lietuvoje. Nes neįdavo, suprantat, neina ten, kaip mes norėtumėm, vadybininkai, ten verslininkai, įmonės pavaldę, eitų mokyklą valdyti. Tai tokių svajonių čia visi, kiek aš pažįstu vadovų mokyklų, kurie yra buvę versle, tai tos mokyklos aukštumoje, bet tai tokie vienetiniai atvejai ir tokie reti. Ir kadangi neina, tai nuleidinėja karteles. Ir kas labiausiai trikdo žmonės, tarkime, 50 metų, kai juos testuoja, ir tarkime, sėdi, pati ta atestavimo sistema buvo ydinga, nes jinai nusėdi, tarkime, 2 kažkokie jauni žmonės, 2 merginos ar ne, ir tave testuoja. Tau ten 55 metai, tavęs klausinėja ir sako, tu ten dėl to netinki, čia tą reikėtų pasitaisyti. Tie jausdavo kaip įžeidimą. Tiesiog atmetimas įvykdavo, tu esi solidus žmogus, tu valdai mokyklą ten kokią 20 metų, tu esi baigęs 3 aukštuosius, o čia sėdi ir tau aiškina, tu neteisingai žingsniuoji. Pati atestavimo sistema ir komisija atrodė infantiliai ir dėl to daugybė jaunų tų vadovų, piktindavosi ir skųsdavosi ir kažkaip. Žiūrėkit, bet vėl, man atrodo, tas sprendimas, kaip ir tas pirmasis su tais pridėtais balais, toks
dabartinės situacijos sprendimas, kažkas neveikia, vat padarysim šitaip, kad nekiltų kažkokio tai, kaip sakyti, pykčio, erzulio ir tegul tai būna, bet tai yra kartelės nuleidimas. Jeigu mes nuolatos tą švietimo reikalavimų kartelę leisim visose srityse, tai vat kaip su tuo pirmu, kur sakėt, ar ne, kaip su ta kryptim, kokios krypties švietime valstybė nori? Tai mes neleisim, mes ją leidžiame visose srityse. Tai ir egzaminuose kartelė leidžiama, programuose leidžiama, vadovėliuose leidžiama, vadyboje leidžiama, nes reikia, suprantat, kai tu sėdi ministerijoje ir eina toks negatyvas, reikia gesinti gaisrus. Tai jeigu čia liepsnoja 16 gaisrų, bent 2 užgesinkim. Tai kažkokį užgesina, tai tie vadovai patylės porą metų, ramiau bus vienu kampu. Čia pamėginkim gal kažkaip su tuo įtraukiuoju ugdymu tą kampą užlankstyti. Tai yra ne taip, kaip jūs mąstote, tai yra mąstoma tokiu gaisrų gesinimų metodų, va čia užpilsim butelį, čia kažkokią žarną atsivesim ir taip, ir tada mes ir matome, kad mes nutarsime, iškraipėme daugybę gerų idėjų ir stebimės. Bet tai kaip kitose šalyse tai veikia, o pas mus neveikia. Dėl to, kad mes iškraipėme, išsityčiojame, apėjome, nepasiruošėme, paleidome, nefinansavome, neapgalvojome ir viskas sugriuvo. Va, taip ir gaunasi tokie pusiau nešti variantai. Tokie neišbaigti arba sukompromituoti lygioje vietoje. Dabar sakykit, nes daug iniciatyvų paskutinė, mačiau švietimo srityje, Tesoneto savininkai skelbia, kad irgi ketina ateiti į švietimo sektorių, ar tai pirkti, ar savo privačias mokyklas daryti. Kaip jūs vertinat, kiek, tos privačios iniciatyvos, kurios ateina į švietimą, kiek jos gali padėti gerinti pačią sistemą, kiek jos gali pradėti stumti truputėlį geresnė kryptim, kai daugiau tų suinteresuotų žaidėjų bus būtent privačiam sektoriui? Tai pirmas dalykas, tie visi privatus investuotojai yra labai aiškiai pasiskaičiavę, kad privačią mokyklą verta ir galima ir reikia steigti, kai populiacija yra bent 50 000. Tai vadinasi, visur, kur mažiau negu 50 000, to nėra ir nebus. Nes tai neapsimoka jokiais pjūviais. Antras dalykas, ką svarbu žinoti, tai Lietuvoje mes dabar turime 100 privačių mokyklų iš 900 ir jau artėjam ten prie 8% vaikų mokosi privačiose mokyklose. O tarp kitų, Gintarai, koks yra kitose šalyse, ES vidurkis, kiek yra to viešojo ir kiek yra privataus? Nežinot skaičių daugiau mažiau? Labai skirtingos nacijos ir labai skirtingai pasirinkusios ir nėra vieno bendro vardiklio ir čia taip lyginti ir sakyti, kad jie geriau daro, tai ne. Ne geriau, tiesiog šiaip kaip faktas, ar ne, kas ką turi. Pas Britus yra labiausiai išvystytas, o kitos valstybės kaip tik gniaužia ir sako, nereikia, net skandinavai, pavyzdžiui, neleisim. Tai žiūrint į Lietuvą, iš tų 100 mokyklų yra bent 5 skirtingų tipų mokyklos. Tai pirmos yra krikščioniškos mokyklos, tai jų pakraipa yra visiškai vienokia ir jų turim 14. Ten vertybės svarbu. Antras tipas tai yra mokyklos, kurios sutvertos aukštiem akademiniam rezultatam, jos to neslepia, tai jos ir kelia ir tuos vaikus, ir jos veda, ir jie puikiai laiko egzaminus ir puikiai įstoja. Trečio tipo mokyklos yra, kur gera savijauta, tai jos ir akcentuoja, pas mus vaikai bus laimingi. Sutinkat, kad tai yra skirtingo lygio mokyklos. 4 tipo mokyklos yra ten Valdorfo Montessori sistema. 5 lygio sistemos taip sugalvoja, pavyzdžiui, šeima kokia sėdi savo vaikams, sugalvoja mokyklą. Na ir ten tų skirtingiausių tipažų, humanistinės, demokratinės, lauko, bet kokios mokyklos. Vat šeima savo vaikus sukūrė, mato, kad kitiem irgi patinka ir plėtoja. Tai yra tarpusavy. Ir dar yra 6 tipas tarptautinės, tai jų yra 10. Tai irgi labai skirtingo lygio, kainų, visos ten tarptautinės grinai, kur anglų kalba vyksta, kur dirba pagal tarptautinį arba Kembridžo sistemas. Tai ir viena prancūziška, prancūzų licėjus. Tai prancūzų licėjus. Ir matot, tai yra 100 mokyklų tokiai mišrainė ir įvairovė.
Tai labai skirtingi tikslai. Vienų tikslas yra, reiškia, uždirbti pinigas, kitų tikslas krikščioniškos vertybės, trečių šeima save realizuoja vaikus auklėdama ir mokydama. Ir ketvirtos, yra labai mažai iš jų yra visapusiškų mokyklų, kur mes norime iš to vaiko sukurti geriausią jo versiją. Tokių mažiausiai yra ir tarp valstybinių, ir tarp privačių. Tai ir ateina tie nauji investuotojai, tai į kurią jie dabar išauks nišą ir ką jie darys, ar jie naujas kurs mokyklas, ar atneš kažkokius naujus modelius. Tai įvairovės yra, bet viskas čia priklausys nuo šeimų pasirinkimo, nes šeimos yra, jos dažnai ir mūsų reitingų klausia, kaip parinkti mokyklą. Tai jūs matot savo vaiką, jūs sėdėt ir kaip šeima išskiriat pradžiai, ko jūs siekiate. Nes yra vieni sako, man nieko nereikia, tas eina vaikas į mokyklą, gerai jaučiasi, nori eiti į mokyklą, būna laimingas, kaip jis baigs, man nesvarbu. Ir ką tu jai pasakysi, kad tegu eina į atrankinę mokyklą? Ne, nepasakysi. Tai šeimos jos pagal pasirinkimus ir pasirenka privačias mokyklas, jų yra įvairovė milžiniška ir nėra bendro vardiklio, tai gal ir gerai, tai ir puošia, bet tada jau to šeimos, kurios pasirenka, tarkime, tik tai tą fun gyvenimą, tą gerą savijautą, tada jos neturėtų ten 11-12 klasiai kažkaip kraustytis iš proto ir kitus kraustyti iš proto, kad čia neparengėt vaiko mokslams, gyvenimui, stojimui, Nes netam ėjot į tą mokyklą. Taip, jūs pasirinkot ir visi Lietuvoje yra laisvi ir pasirenka ir išsiskaido ir gražu žiūrėti iš principo. Man tai ta įvairovė gal puošia tik tai su atsakomybė, gal čia yra kažkokių keblumų, nes iš tikrųjų, kai jau vaikui kažkas pagriauna gyvenimą ir jis paskui ir čia negali, ir čia durys uždarytos, jam sunku. Ir čia jau būna per vėlų kažkur. Ir yra tų istorijų, kai vaikai pasimokę, pereina kitą mokyklą ir mato, kad tu klausyk, tu metais atsilieki, reikėtų kursą kartoti. Ir tada tenka kartoti ir šeimos turi tai nuryti kaip karčią piliulę. O sakykit, kai kurie skeptikai dėl privataus sektoriaus ar net įėjimo į švietimo sistemą sako, kad tai gali labai stipriai stiprinti socialinę atskirtį. Kiek čia yra tos pagristos kalbos? Tai kad nežinau, kad jau kai Lietuvoje nepagristos, taip, jeigu tu nori jau grinai į tą tarptautinę international mokyklą, ten kainos didelės, taip, ten sunku, ten nepateksi, ten reikia pinigų. Bet šiaip kitos mokyklos, ten kainos dažnai ir mažos, ir žemos, ir juokingos. Ten tu gali rasti mokyklų, kur ten 200 eurų kainuoja mėno ir gali ir dar 80 net rasti eurų už mėnesį. Tai jos yra skirtingo tipažo. Tai čia jokios selekcijos nėra. Ir jeigu tu esi, tarkime, nori kažko sieki moksluose, tai brangusis, tu stok į atrankinę mokyklą, licėjų, Biržišką, Žirmūnus, ten LSMU gimnaziją ar ten Klaipėdos Ąžuolyną, ten lygis aukščiausias levelis. Tai tu ten, kokiam tu nori būti socialiniam kontekste, tu gyvenk, tu stalo neturėk, bet jeigu tu sieki mokslo, tu pasieksi, nes tu atėjai, tu savo žiniomis įstojai, varai, atsiduri tarp panašių, iš tavęs mokytojai tau padės. Ir kiek aš važiuoju per mokyklas, tai galimybės yra fantastinės. Tie mokytojai dažnai siūlo vaikams, kokie jie bebūtų, absoliučiai. Negali iš ryto, ateik po pietų, tik tu ateik, bet didžiausia problema, pavyzdžiui, kad pagalbos mokytojas sako, aš tave galiu pamokyti, padirbti su tavimi individualiai, galiu tave pavesti, paaiškinti, padėti pasirengti kažkokiam stojimui. Bet reikia, kad vaikas ateitų, jeigu mokytojas sėdi, ateini į klasę, sėdi vienas mokytojas, 4 valandą dienos, šviesa dega, mokytojas sėdi, sako, ką veikiat, laukiu, gal ateis kas nors. Tai vaikas turi ateiti pradžiai, kad jisai, jeigu jis ateis, tai ta pagalba Lietuvoje suteikiama. Yra mokyklų, kurios siūlo, pavyzdžiui, dabar LSMU gimnazija pradėjo siūlyti, ar tu gyveni ten kokiam Pakruojį, ar Skuode, ar Rokišky, atvaryk pas mus, ar nuotoliu mes tau padėsim, tiesiog lavinsim tave biologijoje, chemijoje, jeigu tu nori siekti medicinos ar išvis gyvybės mokslų studijų, mes tau padėsim. Jeigu savivaldybė už tave sumokės, ten patys mes finansuosim, stipendijas rasim, tik tai reikia jauno žmogaus noro. Šita prasme aš nematau diferenciacijos, kad vaikai kažkaip kenčia, kad jeigu tu esi skurde, mokslę tu nepasieksi, pasieksi laisvai. Tik norų reikia, ar ne? Taip, visiškai. Sakyk, Gintarai, dar kitas dalykas, kaip minėjo, dirbtinis intelektas, kaip jis jaukia bendrai švietimo sistemą, turiu omeny, ar suprantam, ką turim padaryti, kad neliktume,
kad mūsų jaunoji karta neliktų už borto, kai tas traukinys tikrai labai stipriai važiuoja ir kokių pokyčių čia reikia švietimo sistemoje, kad mes integruotume tuos dalykus. Ir kitas dalykas, kad neatsitiktų taip, kad naudodami arba buitiškai naudodami tą dirbtinį intelektą nepasidarytume, tiesą pasakius, blogesni už tą dirbtinį intelektą, nes dėl to, kad tampam tingesni, jeigu viską padaro. Tai čia matot, vėlgi yra ta tokia pasirinkta anarchiškas kelias, panašiai kaip su mobiliaisiais telefonais. Ministerija jį ką padarė, paskelbė rekomendacijas dėl mobiliųjų telefonų. Ir šiandien su mobiliaisiais telefonais Lietuvos mokyklose yra kaip kas nori. Vienur jie yra draudžiami, kitur jie leidžiami, kitur leidžiami per pamokas, kitur per pertraukas. Kas ką nori, kiekviena tai įsivaizduokit tokia skirtinga Lietuva su skirtingom tvarkom, tai rezultatai skiriasi. Taip pat yra su dirbtiniu intelektu. Praėjusią savaitę kaip tik Švietimo ministerija išleido gaires. Tai kiekviena mokykla jinai laisva yra rinktis savo, kaip elgtis su dirbtinio intelekto privalumais ir trūkumais ir iššūkiais. Ir jos ir elgsis, o pas mus pasiteisina taip, sakys viena mokykla. O mes su mokytojais pasitarėm, gal šitą pasimsim. Ir mes matysim po 2 metų visišką mišrainę, kaip su mobiliaisiais telefonais, taip su dirbtinio intelekto praktikom. Vienur ten bus kažkokios filtravimo sistemos arba ieškoma ar pasinaudoja ar nepasinaudoja, kitose bus leidžiama viskas, tik tu daryk. Tai atvažiuoji į mokyklą, tu tiesiog matai, įėjęs, aš dažnai įeinu į mokyklą ir per kokias 15 minučių pasimato bendras paveikslas visame kame. Ar žiūrėsi į vadybą, ar žiūrėsi į mokytojų kolektyvą, ar į dirbtinį intelektą, ar telefonus, ar į jaunuolių pilietiškumą, tiesiog per 15 pasimato bendras mokyklos vaizdas. Ir ką tu gali padaryti, tu matai, kad tai yra tokia mikrokultūra, tai yra mikrovalstybė susikūrusi, ar mikrokunigaikštystė, ir tu arba eini į ją, arba neini, kito kelio nėra. Bet visos jos yra skirtingos. Ką aš matau, tai per mažai bendrų vardiklių ir tas mane kartais, tarsi įvairovę puošia, yra sakoma, ar ne? Bet Lietuvoje tai įvairovė taip jau ten nupuošia, kad jau ten nebeatpažįsti kartais, kad čia mokykla, tiesiog gal laisvalaikį. Bet čia nėra ministerijos atsakomybės nusikratymas, priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Prancūzų licėjui, nuo pat pirmos dienos mes žinojom, kad telefonai yra uždrausti. Ir niekam klausimų nekilo. Jie tiesiog buvo uždrausti, nes visoje prancūzų sistemoje jie yra uždrausti mokyklai naudoti. Tai matot, čia, kai atkūrė Lietuva nepriklausomybę, tai ir Lietuvoje mokyklos yra, kaip tokios, turi 3 mamas. Kiekviena mokykla. Viena mama yra ministerija. Nes mokykla iš ministerijos gauna vadinamosius mokinio krepšelius, tai, lėšas ugdymui. Antra mama yra savivaldybė. Tai reiškia, aplinkos lėšas mokykloms skiria savivaldybė. Ir jos gali būti labai didelės ir labai ir seklios gali būti. Įsivaizduokit, kai mes matom vieno mokinio per metus, tarkime, mokymo lėšos susidaro įskaičius ir tas ugdymo lėšas ir aplinkos lėšas. Vienose mokyklose 2200 eurų per metus, kitose mokyklose 12 000. Tai įsivaizduojat, kiek lemia savivaldybė, kiek lemia meras, kiek lemia taryba, kiek lemia kažkokios plonybės, kur tarsi yra net sunkiai pasveriamos. Ir čia vyksta žongliravimai visokie. Ir tokiu atveju, kai tiek mamų, tai vaikas be galvos yra sakoma. Tai ir tokia sistema jinai ir nekeičiama ir visi nusiima atsakomybę. Kai tu klausi savivaldybės, kodėl pas jūs taip, sako, tai čia iš ministerijos ateina tokie parėdimai. O kai ministerijos klausi, tai čia steigėjas yra savivaldybė, ką jie nori ten daro. Visi teisūs, ar ne? O ką dabar daryti šeimai su tuo? Ateina, tiesiog yra kaip įkaitas. Mes turim prie namų, mūsų mieste ar miestelį yra iš vis viena mokykla, tai mes turim ją vesti. Ir kaip jau ten jinai tvarkosi, taip mes ir ateinam, priimam kaip duotybę. Ir yra taip kaip loterija. Vieniem pasiseka, kitiem ne. Pabaigai, jeigu duotumėt tokį vieną patarimą sprendimo priėmėjus, kas dabar būtų svarbiausia? Nuo ko reikėtų pradėti, kad vietoj to, kad, sakykime, leistume kartelę, po truputį bent jau stabilizuotume situaciją ir kiltume viršų? Kas tai? Nuo ko pradėti reikėtų?
Nu tai ko visi baidosi. Atsimenat, čia jau seniai gal buvo, žodžiu, atėjęs, ten buvo kažkoks Kipišas, išsivartė, ministras atsistatydino, atėjo laikinasis toks Masiulis, susisiekimo ministras. Jisai atliko auditą, ten kilnojosi vita šviesimo sistema, bet kažkaip tuos audito rezultatus užgniaužė ir jie nebuvo paviešinti. Masiulis buvo padaręs auditą ir susisiekimo ministerijos kelių klojimo, kiek danga tinka, irgi auditas dingęs yra. Tai kas reikalinga? Pradžiai inventorizuoti, kiek visko buvo įsisavinta, pasisavinta per paskutinius 10 metų. Tai yra milijardai bendraja prasme, nes Lietuva visada stebisi. Bet tai kaip čia mes skiriam nuo BVP 4,8% švietimui. Tai kodėl pas mus viskas tai blogai? Taip, suma, tai kaip Vokietijoje, tai bendraja prasme procentas, kiek skiriama, ne? Bet kad tie pinigai rūksta į kairę, į dešinę ir pro kaminus ir kur tik nori, tai reikia parodyti pradžiai, kas yra tos lesyklėlės didžiausios švietime. Ir kas prisisiurbia, visokie ten viešosios įstaigos, mažosios bendrijos, kas ten vyksta ten galvan. Jūs įsivaizduojat, dabar baigėsi projektas, 210 milijonų buvo tūkstantmečio mokyklų programa. Tai jau baigsis, tai rezultatus reikia pradėti semti. Nėra ką semti. Ta prasme, turėjo pagerėti ten rezultatai 10-okų, matematikos, lietuvių kalbos, o pinigai tai išvažiavo, pripirkta. Kai jūs važiuojat, pavyzdžiui, per Lietuvą prie mokyklų, esat matę tokie stovi stikliniai gaubtai? Taip. Tai čia yra stiklinės klasės. Viena kainuoja nuo 15 iki 20 tūkstančių eurų. Kai tą gaubtą nusiperkia, ar mokinių rezultatai pagerėja? Iš karto nebent jos naudotų kažkam, tai yra tikslas jų naudojimo. Tai o sofą nupirkus arba sensorinį kabinetą pagerėja rezultatai mokinių? Jeigu nenaudojamas, tai matyti irgi negerės. Sofa greičiausiai ir taip negerės, sensorinis kabinetas gali būti panaudotas. Tai įsivaizduokit, pripirkta visko, kažkas iš to tikrai nugrėbė grietinėlę, kažkas džiaugiasi, bet tai nieko bendro neturi su mokinių pasiekimais ir rezultatais. Sakysim, pinigai įsisavinti, įvyko rezultatas, tai aš kaip dabar jau užbaigiant tą jau jūsų klausimą, pirma, auditas, įvertinimas ir kur pinigai nuplaukė, o antras, tai tiesiog peržiūrėti į priekį visus ten tas lėšas ES struktūrinių fondų, kad jie netaptų savitiksliai, tiesiog, kad mes ateinam įsisavinti tų pinigų. Ir kai į pirmą vietą pastatai vaiką, tarkime, mes jį pasodinam čia ant stalo tą vaiką, žiūrim į jį ir kas mes bebūtumėme, ar mes dirbtumėm ministerijoje, ar mokykloje, kai tu į pirmą vietą iškeli vaiką, ar pirmoką, ar 12-oką, tau savaime ima stoti viskas į vietas, nes tu susitelki, kad jisai gautų maksimumą pagal savo gebėjimus, ar mokykloje, ar kur tu bebūsi. Tai jeigu tu rūpi tau tie vaikai, tiesiog savaime viskas ima šviesėti. O jeigu tau rūpi pinigai ir jų įsisavinimas, tai viskas, mes einam į liūną ir sėdim jame ir sėdėsim ilgai ir nuobodžiai ir stebėsimės, kodėl pas mus neveikia daugybė vakarų Europoje ar Jungtinėse valstijose pasiteisinusių modelių. Ir neveiks, nes mes ne vaiką pirmoje vietoje išsikėlėm. Ačiū, Gintarai, labai už jūsų laiką, nes tikrai būtų galima dar daug aspektų paliesti, bet galbūt ateityje dar rasim laiko kažkada pasišnekėti ir gal pamatyti, gal kažkas įvyko, apie ką šnekėjom į tą gerąją pusę. Ačiū, kad pakvietėte. Dėkui.